Šią programinę įrangą galima naudoti nustatant skirtingas kalbas. Kairėje meniu pusėje yra skyrius vertimai. Šiame skyriuje yra lentelė su visų šioje programoje naudojamų vertimų sąrašu. Kiekvienos vertimo eilutės stulpelė veiksmai yra mygtukas su pieštuko oranžiname fone. Paspaudus šį mygtuką redaguoti, programa atidaro šios eilutės vertimo redagavimo puslapį, kuriame vartotojas gali pakeisti atitinkamo programos puslapio, kurio pavadinimas yra lauke Page Name, anglų arba kita kalba parašytą tekstą. Šiuo metu ši programa naudoja dvi kalbas – anglų ir lietuvių. Tačiau programa sukurta taip, kad būtų galima gana greitai pakeisti lietuvių kalbą į kitą arba pridėti papildomų kalbų. Kai šios programos vartotojas nori pakeisti programos kalbą į kitą, jis turi spustelėti kalbos pavadinimą esantį programos puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.